numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiandieną mes vėl kalbėsime apie sunkiųjų dugninių meškerių artileriją. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šį kartą. Šiandien laidoje apie žūklę reta tema apie paslaptingą žuvį. Šį kartą su sportinės žūklės profesionalais atsakysime į dažnai užduodamą klausimą, kaipgi suvilioti baltąjį amūrą, gudrų ir ypač galingą priešininką. Piktas amūras. Nors ko gero, suprasti konkrečios žuvų rūšies elgseną 100% vargu ar yra įmanoma, tačiau tikslinė amūrų žūklė yra reali bei galima ir tai jau įrodyta ne vieną kartą. Apie tai, kaip sugauti vandens karvę vadinamą dičkį, ką jis mėgsta ir kurias ežerų vietas dažniausiai aplanko, papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Spinningai Favorit – tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spinningavimo būdams. Favorit spinninge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – UAB Rerija. Štil numeris 1 pasaulyje. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spinningavimas.lt. Čia laida apie žūklę. Nekartą esu girdėjęs klausimą, kaipgi Lietuvoje sužvejoti baltąjį amūrą. Kadangi tos srities specialistas tikrai nesu, todėl šį klausimą užduosiu tikram karpių žūklės profesionalui. Baltasis amūras nėra ta žuvis, kurią žvejai gaudo sistemingai. Dažniausiai tai atsitiktinis laimikis, pasitaikantis gaudant karpius ar kitą žuvį dugninę meškerę. Tačiau viena kita sugauta žuvis intriguoja ir meškeriotojui kyla natūralus klausimas. O kaipgi tą amūrą gaudyti tikslingai, kaip pasiruošti žūklavietę, jaukus ir masalus, kad galėtum sakyti, jog štai dabar mano šansai sugauti amūrą yra ne 50/50, o gerokai didesni, nes pinklės paspęstos teisingai. Taip, gaudant žolėėdį amūrą sava specifika vis tik yra, patikino mūsų laidos bičiulis, Lietuvos sportinės karpių žūklės rinktinės narys Remigijus Pupelis, kuris sutiko papasakoti viską, ką apie tai žino. Todėl šį kartą neprisirišime prie konkrečios žūklės ir kažkokios įvykių chronologijos. Šį kartą kviečiame išklausyti teorinę ir praktinę amūrų žūklės pamokėlę, kuri gali padėti sugauti tiesiog vandens karvę vadinamą žuvį baltąjį amūrą. Žmonės neusiorientuoja gal tiksliai į amūrų žūklę, bet truputėlį paderinus tam tikrus dalykus, galima tikrai tikslingai gaudyti ir pagauti tą žuvį. Amūras tai yra labai artimas ir giminingas karpiams. Aš sakau, tai yra karpio pusbrolis. Jie sudaro mišrias bandas su karpiais, bet plaukia yra atskirai. Taip kad gaudant karpius jie papuola, bet vėlgi tai daugiau atsitiktinė žuvis būna paprastai žūklėse. Bet truputėlį kažką paderinus, pakoregavus galima ir nusakyti, kad aš važiuoju žuvauti amūrų. Remigijau, kalbant apie amūrą, kur reikėtų Lietuvos vandenyse ieškoti amūrų?
Pasakysiu taip, gaudant amūrus, ką reikia žinoti apie juos? Visų pirma, tai, kad yra introdukuota žuvis. Tai nėra vietinė žuvis. Jos gimtinė yra upėse, bet pas mus jie yra įveisti. Jo ir pavadinimas amūras. Taip, kilęs būtent nuo Azijos esančios upės, tai yra amūrų upės. Ir ji nėra vietinė žuvis, yra introdukuota, tai yra atvežtinė. Ir pas mus amūrų yra tik ten, kurie yra ir įleisti. Tai yra, kur įžuvinti, tai natūraliai, kur bet kuriam telkinėje jų nėra. Prieš važiuojant žuvauti amūrų, reikia pasidomėti, ar iš tikrųjų tam telkinėje kada nors jų buvo įleista. Nes, primenu, tai yra introdukuota žuvis, nėra vietinė žuvis. Ir pasidomėjus, kažkas pagavo, įleido, važiuojam ir gaudom. Dar vienas dalykas, karpiai įsiduoda savo rausimu, karpiai įsiduoda šuoliais. Amūras neįsiduoda. Amūras įsiduoda vienas tai ženklas, tai yra plūduriuoja viršutinėse vandens sluoksniuose ir kai šviečia saulė iš aukštai, iš medžio, nuo kalno, mes galim pamatyti ilgus stovinčius rąstus. Tai dažniausiai tai būna amūrai. Jie mėgsta plūduriuoti viršutinėse vandens sluoksniuose. Tai vėlgi yra ženklas, kad ten yra karpių arba amūrų. Paėmus tą pačią bazę galima gaudyti ir tą, ir tą. Rasti ežerą, kuriame amūras gyvena, užduotis ko gero viena lengvesnių. Skirtingai nei karpės, ši žuvis turi savus gyvenimo bei mitybos įpročius, todėl renkantis žūklavietę labai svarbu atkreipti dėmesį į kelis svarbius dalykus. Kur gaudai karpį, ten gali pagauti ir amūrą, bet yra akcentuotini dalykai. Visų pirma, amūras yra žolėdis, kaip ir sakiau, pagrindinė mitybinė bazė yra žolė. Tai visur arti žolių, kur yra vandenžolių, tai jie aplink tas vietas ten maitinasi ir ten paprastai plaukia. Priekrantės, kur yra žolės, nendrės ir panašiai, jie vėlgi eina artin krantų, maitinasi augančiais augalais. Toliau kitas dalykas, tai yra kalniukai, kur yra smėliukas, nes amūras, skirtingai negu karpis, nemėgsta plaukiot po dumblą ir jis jo nekuičia. Nors amūras taip pat maitinasi ir kriauklėm, geldelėm. Tai yra mėsiškas palaukti. Tai yra mėsiškas, jie nėra tikri vegetarai. Jie lygiai taip pat prie žiemą, kaupdami riebalus, atsargas, tai jie maitinasi ir tom kriauklėm. Tai vadinasi, kur medžiai nuvirtę, apaugę kriauklių kolonijos, jie lygiai taip pat tenai irgi dreisinom, jie lygiai taip pat irgi tenai plaukia ir ten maitinasi. Taip kad, apibendrintai, vandenžolės, priekrantės apaugę žolėm, kalniukai. Kažkur, kad ir giliau. Kad ir toli nuo kranto yra, taip, kalniukas kažkoks, taip, kietas smėlėtas dugnas, kažkoks kietas dugnas, kur yra galdelių kolonijos, kriauklių kolonijos, jie ten ir plaukia. Kaip ir jau minėjau, specialiai į amūrų žūklę paprastai nieks nevažiuoja. Bet tam tikrus dalykus suderinus galima orientuotis į jų žūklę. Nes mūsų praktika parodė, kad per vienas ir mūsų praktikoje ne vienas varžybos, kai mes nesugebėdavom prisišaukti karpių, tai mes ištemdavom ir kad dabar antrą etapą į 4. vietą įsiropštėm tik tai per amūrus. Mitybinę bazę truputėlį pakeitė sistemėlės, mes gaudėm amūrus ir gavosi 80% mūsų laimikio sugauto buvo būtent amūrai. Taip kad, sakau, toks specifinis priėjimas, paprastas irgi, toks gan elementarus, jisai veikia. Kaip ir kiekvieną karpinę žuvį, taip ir baltąjį amūrą reikia jaukinti. Tačiau specialiai šiai žuviai sukurtų jaukų nerasite net pačiose geriausiose parduotuvėse. Tai anokia problema, sako mūsų pašnekovas. Amūrų ir karpių mitybinė bazė yra panaši, todėl teisingai išnaudojus reikiamus kvapus, jaukų sudedamasias bei jų derinius galima tikslingai jaukinti ir tikėtis būtent amūro kėbimo. Svarbiausia, ką reikėtų naudoti ruošiant jauką – numeris 1 – šutinti kukurūzai, numeris 2 – kanapės, kurios jaukui suteikia didelę pridėtinę vertę. Šiuo atveju nėra didelio reikalo naudoti žuvies skonio granules ar kitus priedus, mat amūras yra smaližius ir tai, kas yra saldu, jam labai patinka. Tos pačios taisyklės galioja ir renkantis baltyminius jaukinimo kukulius. Kaip jau praktika rodo, iš tikrųjų mūsų karpių žvejai kyla į gana aukštą lygį su jaukais, jau tikrai jų kokybė labai yra aukšta ir orientuojasi į žuvies miltų pagrindų pagamintus baltyminius kukulius, tuos vadinamosius mirdukus. Tai karpiai tai yra
tikrai labiau maistingas, jaukas ir jis tikrai tinka. Bet amūrui, kalbant apie amūrus, jis yra smaližius. Ir vis dėlto amūrą tikrai greičiau prisiviliosim naudodami švelnius, saldžius kvapus ir paukščių lesalo pagrindų pagamintus kukuliais. Pagrindinis ingredientas yra kukurūzai. Toliau, kanapė. Santykis yra 50% kanapės, 50% kukurūzų. Tai yra 3 kg šūtintų kukurūzų, 3 kg kanapių. Čia yra pamatas. Pamatas, su kuo jau galima pradėti. Pradėti viliot amūrą ir tikėtis, kad mes jį pagausim. Bet, kad tikrai efektas būtų stipresnis ir geresnis, baltyminiai kukuliai. Tai yra, taip pasakysiu, čia yra pamatas, dabar lipdysim sienas. Ir baltyminis kukulis, tai yra didžiulė pridėtinė vertė šitam jaukui ir tie, kurie jau gali sau leisti ir tikrai rekomenduoju vienareikšmiškai. Kaip priminsiu, paukščių pagrindų pagamintas kukulis ir saldus. Jo kiekis taip 15-20%. Beje, jei tik galimybės leidžia, sportinės žūklės meistras rekomenduoja naudoti ir skystus jaukų priedus. Nors jie ir nėra būtini, tačiau įvairūs aliejai žuvį veikia keleriopai. Visų pirma, ji greičiau randa kelią jūsų jaukų link. Antra, jie skatina žuvies apetitą ir virškinimą. Todėl žvynuotosios vėl ir vėl grįžta į žūklavietę, galima sulaukti daugiau kibimų. Ruošdamas jauką amūrams, į jį pilu amino rūgščių papildus, šiek tiek upėtakio aliejaus ir kelis slaptus priedus, nes varžybų metu mums žuvį reikia nuvilioti nuo varžovų ir be to jau neapsieiname. Tačiau programa minimum eiliniam žvejui – tai kanapių aliejus, kuris dar labiau pabrėž kanapės buvimą žūklavietėje ir stipriai pagerins jauko efektyvumą, pasakojo mums sportinės žūklės meistras. Įrankiams skirtiems amūrų žūkliai labai aukšti reikalavimai nėra keltini. Tinka bet kurie karpių žūklei skirti kotai bei ritės, pakanka netgi galingesnių dugninių extra heavy feeder tipo meškerykočių. Tačiau svarbiausia šioje žūklėje yra paskutinieji sistemėlės centimetrai, nes atsižvelgiant į amūrų maitinimosi ypatumus, ji yra kitokia nei sistemėlę rištume karpiui. Šį atsakymą patys radome tuomet, kai amūrai kelissyk mus apgavo. Masalą nuo plauko nuraškė, o kabliuko taip ir neapžiojo, pasakojo Remigijus. Jeigu mes karpiui pateikėm masalą ant dugno, dažniausiai, retu atveju mes jį pakeliam truputėlį, tai amūrui siūlau pakelti masalą naudojant plaukiantį masalinį kukulį. Dabar kodėl? Kodėl aš taip siūlau? Karpis, jis siurbia nuo dugno. Jis gali per atstumą bet kokį daiktą, masalą, jauką arba pašarą kažkokį įsiurbti ir pakelt. Tuo tarpu amūras, kaip žinia, pagrindinis jų maistas yra žolės, augmenija, jisai nuskina, apžioja ir nuskina. Tai apžiot ir nuskint nuo dugno, gulinti ant dugno masalą, amūrui truputėlį sudėtingiau negu kad pakelta. Be to, praktika rodo, kad amūras apžioja tik tai tą objektą, kurį nori praryti. Tai yra apžioja tik tai masalinį masalą, neapžiodamas kabliuko. Ir jis dažnai trukteli kabliuko net nepaliesdamas. Ir kabliukas taip neužsikabina. Tai vat, kai bus masalas pakeltas ir naudojamas gerokai trumpesnis plaukas, tai yra masalas skirtas amūrui turi būti visiškai arti kabliuko, jis apžiodamas masalą, apžios ir kabliuką. Ir taip tikėtina mažiau tikėtina susilaukti tuščių kibimų. Aišku, mes jų neišvengsim. Bet tokiu būdu mes pateiksim masalą padarysim artimesnį amūro maitinimusi įpročiams. Ir rišant kabliukus, pasirenkant kabliukus amūrų žūkliai. Aš rekomenduoju naudoti vadinamosius ilgakočius kabliukus. Taip, geltonas masalas orientuotas skirtas karpiui,
O čia yra barbinė, ta spalva yra skirta amūrui, masalas skirtas. Tai yra ilgakotis kabliukas. Kai jis pastatomas, pakeliamas nuo dugno, amūrui daug paprasčiau jį apžiot, praryt ir, aišku, užsikabinti. Naudojant plaukiantį masalą, nepamirškime jo užfiksuoti, tiksliau, kad jis nekiltų per visą pavadėlį, naudoti paprastą užspaudžiamą svarelį. Kokį svarelį sunkumo naudoti, pasižiūrėkit patys. Tai yra pagal masalo plūdrumą. Atsirinkit savo svorį. Reikia padaryti taip, kad kabliukas stovėtų nepakilęs per visą pavadėlį. Dar skirtingai nei karpių žūklė, rekomenduoju naudoti nelengvesnius kaip 80 gramų svarelius. Nesvarbu, jeigu jūs norimą atstumą numesti su 60 gramų svareliu, tai karpių žūklei tai jie tiks, bet amūrų žūklei siūlyčiau ne mažesnius kaip 80 gramų. Kodėl? Ogi todėl, kad amūrų lūpos yra užgrūdintos nuo tų skabimo ir raškymo augmeninios, jos yra kietos. Minkštų audinių neturi, taip kaip karpis turi. Ir jeigu bus per lengvas švinas, jis tiesiog neįsikirs. Nes kaip pasėmęs žuvis masalą trūktelnį atgal, švinas turėtų būti tiek sunkus, kad įsikirstų, tas pirminis įsikirtimas įvyktų svarelio pagalba. Kalbant apie masalus, Remigijus vienareikšmiai rekomenduoja naudoti baltyminius kukulius, nes jie turi ir nemažą ryšį su sistemėle. Vėlgi, jie jaukai kvepia švelniai ir saldžiai, masalai taip pat turėtų būti panašių skoninių atspalvių. Jeigu karpiai mėgsta mėsą, tai amūrai saldžiamėgiai. Tai masalai lygiai taip pat turėtų būti orientuoti į saldumą, į saldžiarūgščiai. Saldų saldžiarūgščiai į tą pusę. Tai tam tinka ir tie patys tigriniai riešutai, kurie irgi yra mirkyti saldžiarūgščiuose, saldžiuose kvapuose, kukurūzas ir baltyminiai kukuliai, kurie yra saldus. Tiek nepamirškim vieno dalyko, kad tiek tigrinius riešutus, tiek kukurūzus mums sudėtinga jie pakelt nuo dugno, o kaip žinia, pakelt nuo dugno tikrai rekomenduoju, pabandykit ir tikiu, kad taip jums pasitvirtins. Tai vertinkit tai, kad su plūdriais, plaukiančiais baltyminiais kukuliais mes galim pakelt ir pateikti masalą taip, kaip yra įprastas maistas, kaip būna pagrindinis maistas amūro, kas tai tik pridės papildomos pridėtinės vertės ir labiau domėsis tuo masalu, neignoruosiu tiek. Kai viską padaryti pavyksta teisingai, kai pagaliau sulaukėme amūro kibimo, kovos su šia žuvimi taktika yra ne ką mažiau svarbi. Amūras žveją mėgina apgauti ne tik masalą ragaudamas, bet ir apsimesdamas silpnu priešininku, kol nesusitiksite akis į akį. Nė akimirkai nepraraskite budrumo, antraip jūs kovą galite ir pralaimėti, pasakojo mūsų bičiulis. Labai dažnai mes pagal kibimą, pagal signalą galim nuspėti, kokia tai žuvis. Nes retu atveju amūras kimba kaip karpis. Tai yra pipteli ir išvažiuoja, kaip mėgsta žvejai sakyti, kaip traukinys. Taip daro amūras. Bet kur kas dažniau būna tokie įtartini kibimai. Trukteli bežionėlė, lyg atleidžia ir gan staigus tokie. Truk, nesupranti. Yra kibimas, nėra kibimo. Neapsigaukit, yra kibimas ir tikėtina, kad kimba amūras. Kodėl taip atsitinka? Primenu, amūras skina, raško augalus, jam papuola ir kitų daiktų, šakaliukas, pagaliukas, uglys, seno augalo stiebelis. Jo burna yra kieta ir jis, kai pajaučia kabliuką, jis jo nebijo. Jis bando jo tiesiog paprastai atsikratyti, truputėlį pasipurtydamas. Ir būna, kad kabliukas yra burnoje, jis truputėlį papurto, bet jis jo nespjauna. Todėl, kad jis galvoja, kad aš niekaip negaliu nuskinti to grūdo nuo stiebo ir jis nebėga. Ką reikia daryti? Imam meškerę ir truktelim. Ką dar reikėtų žinoti apie amūrą? Jo išskirtinis bruožas. Neapsigaukit.
Amūras iki kranto ateina gan lengviai, jį traukiam gan lengviai. Bet atėjus prie kranto, kai pamato žveją, amūras parodo tikrai savo charakterį. Jis pasidaro greitas, agresyvus. Todėl labai svarbu susireguliuoti atbulinės eigos stabdį. Nes kai amūras sugalvos spruk nuo jūsų, jūs laiko tam nebeturėsit. Plyšvalai gali lūžti ir meškerės. Jis viską daro žaibiškai. Todėl, kad amūras yra labai greitas, jeigu karpis jis spaudžia stipriai, amūras tiesiog kaip žaiba šauna į vieną pusę su didelė jėga. Ir tas jo greitumas, tas jo staigumas yra jo jėga didžiulė. Ir sakau, nesusireguliuosit stabdžio, paukšt nėra. Neapsigaukit, kad jis atėjo lengvai. Jau mūsų daugiametė patirtis rodo, atsitraukiam labai greit, bet prie kranto prasideda kova. Ir ten turi būti labai atsargus. Ir pats jaudinėsi, nes žuvis jau prie kranto ir nori kuo greičiau į graibštą jį įviliot. Ir žuvis jaudinasi, nes ji nenori į tą graibštą. Ir kova tada prasideda čia. Ji gali užtrukti. Būkit tam pasiruošę. Ir jeigu jau atrodo kova baigėsi, jūs žuvį pasemėt į graibštą ir galvojat, viskas, kova baigėsi. Neapsigaukit. Praktikoje yra ne vienas ir ne du kartai atsitikę, kai amūras iššoka iš graibšto, arba jeigu graibštas jau dėvimas keli metai ir tinklas nėra tvirtas, amūras šaudamas padaro skylę ir pabėga su visais valais. Taip kad pagaunat, pasemėt į graibštą, iškelkite iš vandens. Jau kai iškėlėt iš vandens, viskas. Tada jau galima sakyti, kova baigėsi ir jūs laimėjot. Taip pat amūro negalima ilgai laikyti ore. Ši žuvis labai jautri deguoniui, todėl fotosesijos metu ilgai nežaiskite ir kuo greičiau žuvį paleiskite. Viename straipsnyje Remigijus Pupelis rašė: Baltasis amūras yra svečias mūsų krašto vandenyse, todėl šių žuvų populiacija mūsų šalies telkiniuose tiesiogiai priklauso nuo įžuvinimo, žvejų požiūrio ir žūklės kultūros. Baltasis amūras natūraliai mūsų šalyje nesidaugina, todėl žvejokime taip, kad būtų dėl ko sugrįžti. Kaip matėte, tikslingai žvejojant amūrą jį sugauti tikrai įmanoma. Na, toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezūklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Kągi, situacija trofėjinio laimikio konkurse sugrįžo į senas vėžes. Per pastarąją savaitę nuotraukų gavome tiek daug, kad pašto dėžutė išsipūtusi vos nesprogo ir šiandien parodyti visas jūsų sugautas žuvis tikrai nespėsime. Akivaizdu, kad vandens temperatūrai krintant reikalai gerėja, žuvys kimba vis stambesnės ir tai džiugu. Na, o šį kartą dėl prizo susikibo du labai didelius karšius sugavę žvejai. Štai Nerijus Dubava Aukštaitijoje plūdinę meškerę sugavo net 5,5 kg svėrusį plačiašonį. Tačiau šios savaitės laimėtojas jį aplenkė dar 400 gramų. Šiandien sveikiname Žilviną Venckevičių, kuris Alaušo ežere Slieku suviliojo 5 kg 870 gramų svėrusį karšį. Tai tikras gigantas, kuris vertas mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigto prizo. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.